Sveiki bičiuliai, sugrįžę į mūsų Bonuman Customs kanalą. Taigi, pradedam nuo pirmadienio. Šiandien yra pirmadienio vakaras ir kai ką turiu dirbtuvėse. Tai yra mano Golf 7 GTI. Grįžo jisai šiandien apie pietus į dirbtuvės mūsų. Dabar yra jau beveik pusė 9. Pusė paruošimo darbų jau kaip ir pusėjau daryti. Biškis sparniukas, keitėm visą šitą slenkstį. Čia jau susišpakliavau, čia dar reikės, bet čia tik pradžia dar, nes ne pradžia, bet įpusėjau. Čia va, šitas kampas labai sunkus padaryti, čia padaryta, bagažinė taip pat padaryta. Špakliaus tepasi labai minimaliai, nes lygintojas išlingino gan gražiai. Sparniuką jau pasidariau šitą. Čia viršuje dar biškį susikaliau aukštas vietas. Reikės dar prasitepti su špaklium. Susikaliau čia aukštą vietą, reikės prasitepti. Pas 7 Golfą labai sunku padaryti va šitą kantą. Bandau kažkaip tais išspręsti šitą reikalą. Dar reikės čia 2 siūlės prasitepti, nes čia buvo šitą vietoje įlenkta nemažai. Tai kaip ir sakau, darbus įpusėjau ir jaučiu rytoj bandysiu vakare nusigruntuoti, o po gruntavimo nušveitus laukia dažymas. Šią savaitę gal nespėsiu, bet kitą savaitę kėbulas tai 100% bus nudažytas. Tai keli vakarai ir bus viskas padaryta liuks. Va, su tokiais pirštais. Purvinais. Darius taip pat, galima sakyti, pabaigė kėbulą paruošinėti CLS-o. Durys padarytos. Sparnas taip pat padarytas, čia viskas bangavo šitoje vietoje, va čia bangavo viskas, čia bangavo. Kažkada buvęs įmuštas ir dažinėtas. Taip pat čia, matau, gruntas pūstas. Stogo nedažysim, o daugiau visa kita bus dažoma visa mašina aplink. Dariui taip pat liko nedaug darbų, tai gal tą pačią savaitę nedažysim 2 mašinų. Stengsimės kažkaip vieną kitą detalės irgi. Žodžiu, matysim, kaip čia seksis, kaip čia gausis. Tai va, šiandieną prasidėjo nuo linksmybių ir kaip matote, garaže yra BMW X5 F15. Tai brolis keitė tepalus, kuris stojo dabar už ekrano, už kameros ir turbūt paliko raktą viduje. Ir dabar užsirakinęs, tai bandom atrakinti. Neįsivaizduoju, kaip tai padarysim, bet gal kažkaip. Eik, Dariu, davai, bandyk tada vidų. Gal pavyks įkrist. Turim siūlą kitoj pusėje ir čia va, pafilmo gal matysis. Prie rankenėlės turim siūlą įlindus. Jeigu į tarpą įlys, tai tada bus labai tvirtu. Čia geriausia būtų aliuminė, ta stora, žinai. O jeigu magnetą... Buvo nejungęs. Čia šiaip netaip siūlą užkišom už rankenos, tai dabar bus teisybės akimirka, arba atsidarys, arba ne. Kaip galvojat? Jaučiuosi kaip vagis. Šiaip netaip atrakinom. Dariau, kaip mums sekėsi. Na, aš tai tyliai iš visą prieš tą situaciją. Va. Ieško raktų, neranda raktų. Filmotozauras, rado raktus. Oi, tas jaunimas, bele ką. Tas jaunimas. Va, siūlas ir vielos gabaliukas padėjo. Jeigu reikia, tai skambinkit, visą laiką privažiuosim, atrakinsim. Neįkrisk į duobę, blemba. Jeigu reikės atrakinti BMW, kokį X arba Simaką arba Pitaką, visą laiką galima atrakinti. Porą update'ų apie mūsų vykstančius projektėlius.
pirmas update'as yra apie mano GTI. Tai va, viskas paruošta. Nepilnai dar, bet čiučiuką dar trūksta. Kaip ir minėjau praeitam epizodėlyje, čia viskas padaryta, čia padaryta. Durys nušveistos, galinis ketvirtis padarytas, bagažinė padaryta, galinis ketvirtis padarytas, čia padaryta taip pat. Toliau naujienos apie E-klasės Mercer. Atgavom lubas, atgavom airbagus ir automobiliukas jau stovi pasiruošęs naujam veidui. Eisime rytoj rinkti priekio, radiatoriai daugmaž yra. Šiandien taip pat ir panelį atgavom, panelė sutvarkyta. Turime visą priekį, pirko pagal spalvą, bet nepavyko. Kartais būna, bet nieko čia nepadarysi, taip kad turėsim jį visą nudažyti. Tai yra 2 sparnai, bamperis priekinis ir kapotas. Nieko ypatingo, aišku, darbai biški nusitęs toliau, bet realiai visas dalis turim, nupirko visą komplektinį priekį, tikėkimės, kad nieko netrūks ir galėsim dirbti toliau. Taip pat atgavom iš siuvėjų CLS vairą. Tai toks AMG vairas, naujai persiūtas, siūlės gan gražios. Buvo Alcantara šonai, bet darėm dabar perforuotą odą, vien todėl, kad būtų paprasčiau naudoti, eksploatuoti, todėl, kad Alcantara, jinai, tarkim, rankos purvinos po kokio darbo, ar tais tepat kremų, vis tiek Alcantara, jinai nusiglūdina ir jinai nebebūna tokia švelni. Jinai pasidaro kaip oda, labai trumpai laiko, nebent važinėsit su pirštinėm, o su pirštinėm tikrai nevažinėsit. Ir kaip matėte, dažiau ir nudažiau Mercedes. Jau visas nuluptas, pastatytas šitoje pusėje, ištrauktas iš kameros, blizga, gražu. Dabar nusidažė galinis ketvirtis, priekinis sparnas ir bagažinė su kitos pusės ketvirčiu. Gavosi visai neblogai. Yra keletas šiukšlyčių, bet nieko tokio, viskas išsipoliruoja ir kai padarysim jį iki galo, bus visiškai ledas. Tai taip, kad dabar esu jau nudažęs dar 3 duris, nes vienos durys yra čia va prieš mane ir jas reikia dar kartą pergruntuoti, dėl to, kad yra bangavimas ir nenorim tokių, kaip sakoma, atiduoti. Priekinis bamperis taip pat išardytas ir tuoj bus ruošiamas dažymui. Priekinis bamperis turi žiauriai daug detalių atskirų, tai viską išardėm, viską susidėjom kaip priklauso ir kai nudažysim, rinksim viską atgal. Uždėsim timelapsą, galėsim pasižiūrėti. Bet visas šitas reikalas bus kitame video. Dar vienas dalykas, dabar einu prie Golfo, pasibaigus lenksti, kad galėčiau kitą savaitę jau nusigruntuoti. Tai taip, kad statau jūs ant trikojo ir einam, pabaigsim šveisti. Slenkstis padarytas, galinis buferis nuimtas, toliau eisime galinį buferį paruošinėti, eisime priekinį pabaigti buferį. Darbų iš tikrųjų tai belė kiek, eisim galinį ketvirtį nusigruntuoti. Galinės durys reikia išsirinkti, priekinės durys reikia išsirinkti. Visas šitas šonas turi išsirinkti, nes dažysis ir visas tarpduris ir kartu su galiniu ketvirčiu. Tai visas šonas, tada 2 durys ir po to priekis atskirai. Su šita pusė situacija ta pati. Visas tarpduris, galinis sparnas ir kartu su priekiniu sparnu. Galinis buferis nuimtas, eisim ruošti. Keisis apatinis difuzorius. Jeigu netyčia kam reikia
apatinio difuzoriaus rašykit, ar parduosiu, ar atiduosiu. Sakysit, kad durnelis, kodėl neužsidengiu durų nišų, bet kadangi salonas ir taip nėra iš švariausių ir kavos prilaistyta ir šiaip visokių nesąmonių, tai vis tiek vienaip ar kitaip pešiu į cheminį valymą. Tai nieko nesidengiu. Anoj pusėje, kur špaklių šveičiau ir čia va, kurie, ta prasme, šveitimai yra aukštai, jeigu kad nebirėtų, tai tenai buvo apsidengęs, o daugiau tai ką žinau, neverta. Vis tiek valysis viskas ir kai išsivalys bus ledas. Tai šiandien darbai prie golfo baigti. Pasidariau, ką norėjau, ką buvau suplanavęs. Tai man atrodo, sekančią savaitę mes jį gruntuosim. Nugruntuosim kebuliuką visą ir kažkurią dieną eisim nudažyti. Ir prie golfo susitiksime sekančiame video. Tai manau šiam kartui tiek. Video kiek trumpesnis, nepykit dėl to, sekantį padarysim ilgesnį ir pasimatysim kitame vloge. Taip kad iki pasimatymo.